Savo slaugos kelią pradėjau 10 klasėje, kai ėjau į slaugytojų būrelį savo Kėdainių ligoninėje. Šis būrelis iš tikrųjų parodė, koks yra slaugytojo darbas ir tuomet nusprendžiau stoti į bakalauro studijas universitete. Vėliau tik baigusi studijas, iš karto pasirinkau magistro studijas, nes nenorėjau paleisti mokslo kelio ir tiesiog išplėstinės slaugos praktikoje savo studijas. Slauga yra nepriklausoma ir atskira profesija, kurios specialistai yra labai motyvuoti, kompetentingi ir puikiai geba vykdyti savo funkcijas. Mes turime atliekamą savo slaugos procedūras, intervencijas, kurias puikiai išmanome. Šiuo metu esu viena iš anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojų kepenų transplantacijų komandoje, tai kartu su anesteziologinė komanda ruošime pacientus būtent kepenų transplantacijoms ir prižiūrime juos visos operacijos metu. Tai iš tikrųjų padeda man augti kaip asmenybei ir prisidėti prie stebuklo.